Pirmasis šiandienos siužetas aiškinsis, ar tikrai kartais valgome nuodingą maistą. Kaip ir kodėl atsitinka, kad prekybos centruose parduodami neleistini produktai bei prekės. Pažiūrėkime. Sunkmečio akivaizdoje, užėjus į parduotuvę, norisi nusipirkti ir pigią, ir kokybišką prekę. Dažnas stengiasi maitinti sveikai ir maistą pirkti ekologišką, turinti mažiau konservantų. Pasirodo, kad didelis išrankumas gali ir suklaidinti. Kas yra svarbiausia, kada renkatės, į ką žiūri daugiausiai? Visų pirma, kaina, kad būtų mažiau E raidžių. Štai vienas iš produktų. Veiverių majonezas puikuojasi užrašu be konservantų. Mūsų laidai užsakius ir atlikus laboratorinius tyrimus paaiškėjo, kad tai visiškas melas. Tai yra konservantai, tai yra stabilizatoriai, kad galima būtų prolonguoti terminą galiojimo laiką šito produkto. Bet iš kitos pusės tai vartotojas galvoja, kai jis perka sveiką, ekologišką produktą be E, kadangi dabar prasideda ir Europoje, ir Lietuvoje judėjimas, kad žmonės jau nori ne tik tai saugaus maisto, bet ir nori, kad tas maistas būtų ir ekologiškas. Dėlėm net raidėm pažiūrėti, be jokių E. Nu geras, nieko nepagalvočiau. Nu žmonės tai turi tikėti tuo. Reklama labai gulinga gali būti. Šitas atvejs konkrečiai yra komerciškai nesąžiningas vartotojų atžvilgiu. Jisai yra klaidinamas. Taigi vartotojo teisės lygtai turėtų ir viena institucija, ir kita ginti. Aš manyčiau, kad šiandien ne tik tais vartotojas, bet ir konkurencija yra pažeidžiama. Nes jeigu viena įmonė yra sąžiningai informaciją teikia vartotojui, o kita tokia pat gaminančia tokia pat produkcija nelabai sąžininga ir jinai meluoja vartotojui, jinai turi pranašumą rinkoje, nes vartotojas suklaidintas perkasi jo produktą. Ir tai manyčiau, kad yra ir konkurencijos politikos dalis. Pradėjome domėtis, kaip taip gali būti, kad etiketėje skelbiama informacija viena, o realybė visiškai kitokia. Paaiškėjo, kad ir majonezo riebumas, skelbiamas 65%, neatitinka tikrovės. Nors ir labai nenoriai, gamintojas, UAB Veiverių skonis direktorius Arūnas Ruzgas prabilo. Kokios tos priežastys yra? Ne pagal tą receptūrą yra pagaminta partija. Kaip tai yra įmanoma? Žmogiškasis faktorius. O tas žmogiškasis faktorius tada kas buvo? Ta prasme. Norime patikslinti, kad Maisto ir veterinarijos tarnyba informavo ne gamintojas, o mūsų laida. O direktoriaus vadinamasis žmogiškasis faktorius skamba keistai. Ar būtų galima sumaišyti dešrą su šoniniu? Kaip kad išėjo su majonezu, darė vieną, gavosi kitą. Iš tiesų, pats produkto gamintojas yra atsakingas tiek už produkto saugą, tiek už kokybę, tiek už ženklinimą. Na, o dėl informacijos pateikimo apie maisto produktus ir aplamai apie produktus yra tikrai nemažai teisės aktų. Ir tiek civilinis kodeksas, tiek vartotojų teisių apsaugos įstatymas, tiek maisto įstatymas ir ženklinimo taisyklės yra maisto produktų, kur visur yra paminėta, kad informacija apie maisto produktą turi būti teisinga, aiški, gerai suprantama ir kad ji negali klaidinti vartotojai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko patikrinimą ir nustatė, kad įmonėje blogai pildomas savikontrolės žurnalas. Žodžiu, įmonė buvo nubausta. Baudos dydis 300 litų ir įpareigojimas blogai pagaminto majonezo partiją surinkti. Jūs jau šitą partiją surinkot atgal ar dar ne? Be abejo, jinai surinkta pernai metais yra. Ir kiek ten surinktų yra? Dabar neatsimenu kiek. Tai jūs sąžiningai neatsimenat, ar jūs tiesiog nebenorit atsiminti? Ne, šiuo metu prekyboje nėra nei vieno indelio šitos partijos. O kiek buvo apskritai būtent šitos partijos kilogramų? 900 kažkiek tai. Beveik tona, partija yra tona. O surinkta kiek? 254 vienetai. Vienetai, bet tai ne kilogramai netgi. Paprasčiau sakant, surinkta 100 kilogramų, o spėta parduoti virš 800 kilogramų. Bauda už tai iki 300 litų. Ir pasirodo, toks nutikimas ne vienintelis. Kol mūsų tarnybos sureaguoja, nekokybiški maisto produktai jau senai būna ištuštėję iš lentynų ir pabuvoja jūsų skrandžiuose. Vidutiniškai tas dalykas turi būti padaromos per 5 dienas. Bet tai yra maisto produktai, kurie greitai Taip, bet matote, yra kiekiai.
Šiuo atveju aš dabar nežinau, neturiu tos statistikos, kokie kiekiai buvo išplatinti veiverių majonezą, ten nėra didelė įmonė. Tai šitokia įmonė per 2-3 dienas drąsiai gali surinkti, jeigu, tarkime, yra ta produkcija per visą Lietuvą. Praėjusiais metais Norfos parduotuvėse buvo parduota 700 kg baklažanų, kuriuose leistina pesticidų norma viršijo 4 kartus. Deja, nuo baklažanų patekimo į rinką iki laboratorinių tyrimų gavimo dienos visi baklažanai jau buvo parduoti. Kitos gėrybės – tai 18 tonų vynuogių, kuriuose leistinas pesticidų kiekis viršijo nuo 20 iki 50 kartų. Iš tikrųjų buvo rasti tokie produktai, tai yra vynuogės. Buvo rasta, kad juose yra padidintas pesticidų kiekis, tai ir nagrinėjom būtent šią bylą, buvom pasikvietę ir patį importuotoją, ir maisto ir veterinarijos tarnybos atstovą. Ir tiesiog užkliuvo, sakysim, benagrinėjant ir žiūrint tos dokumentus, tas atvejas, kad iš tiesų galbūt yra per ilgai atliekami tyrimai, kadangi iš tiesų praėjo porą savaičių nuo tyrimo paėmimo iki atsakymo gavimo, o tai yra greit gendantis produktas, jis jau buvo parduotas. Stebuklai. Tačiau pasirodo, jog vynuogių mėginys buvo paimtas vos jas atvežus. Šiuo atveju tyrimas buvo paimtas įvežant, jau kai atliekamos yra muitinės procedūros. Verslininkai pardavė 18 tonų vynuogių, gavo pelną ir baudą. Baudos dydis 2,5 tūkstančio litų. Ar ne juokinga? Šiaip įstatymas nustato baudos dydį, šiuo atveju produktų saugos įstatymas, kokią mes galim baudą skirti vienu ar kitu atveju. Šiuo atveju buvo galima skirti baudą nuo 500 iki 5000 yra tokios, sakysim, žirklės vadinamos baudos dydžio. Ir jeigu nėra sunkinančių aplinkybių, tai praktiškai yra skiriamas vidurkis. Sunku atrasti tinkamą žodį. Ar tai nebus slapti susitarimai verslininkų su tikrinančiomis tarnybomis? Ar nesuvokiamas aplaidumas? Kodėl gendantis produktas taip ilgai tyriamas? Jeigu yra nustatomas pesticidų koncentracijos lygis viršijantis didžiausią leidžiamą koncentraciją, o šitas tyrimas turi būti atliktas 5 dienų laikotarpyje, ir jeigu randamas viršijimas, tai dar perpatvirtinimui pagal ES nustatytą standartą laboratorija turi teisę dar 3 dienas patikslinti, ar tikrai, dar panaudojant alternatyvų metodą, ar tikrai šita koncentracija viršyje, nes kodėl toks yra dvigubas perpatikrinimas, kadangi tai yra pinigai. Kieno pinigėlius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skaičiuoja, tikrai nepaprasto pirkėjo. Mes atsidursime teisme, reiškia, ir mūsų kiekvienas sprendimas yra, kurį mes priimam, mes visada jį suprantame, kad mes galime atsidurti teisme. Tačiau valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba visiškai nebijo, kad juos į teismą paduos paprastas pirkėjas. Mažai įtikėtina, kad suvalgę pesticidų kupiną vynuogę bėgsite ieškoti tiesos. Ir iš kur paprastam žmogui žinoti, kad jis perka visiškai ne tą produktą, kuris atrodo iš pirmo žvilgsnio.